Sveiki, šiandien atvažiavom į objektą papasakoti, ką mes darom su lietaus pertekliniu vandeniu, kadangi stogai vis tiek yra dideli ir vandens perteklis vis tiek atsiranda ir jeigu mes nedarytumėm, sakykime, specialių indų, tai vanduo gulėtų tiesiai ant žemės ir, sakykime, mes tada turėtumėm mums nereikalingas balas. Tai kaip sprendžiama šitas klausimas? Įkasami žydai ir visas vanduo nuo stogo nukreipiamas į tos žiedus. Tai aišku, žiedų gylis priklauso nuo to, koks yra gruntas. Sakykime, šiuo atveju, kur mes esam, tai gruntas yra labai geras labai geriamumas, tai yra smėlis, tai tikrai užtenka 2 žiedų. Ir visas vanduo nukreipiamas tenai, ten jisai gražiai nueina į žemę ir mes neturim šitos problemos. Tai privaloma daryti. Jo, iš tikrųjų tai yra privaloma, net projektuose dažniausiai, ne dažniausiai, o normaliuose projektuose visada yra numatyta. Ir mes taip ir darom. Tai yra žiedas, tai yra stogas, tai yra lietaus sistema ir viskas nukreipiama į žemę. Ir žmonės tada neturi jokių problemų su lietaus vandeniu.